Kūrybotyra. Sveiki, mėly Kūrybotyros klausytojai ir žiūrėtojai. Šiandien susitinkame mes vėl su kažkokiu tai Augustinu Balaišiu ir Milda Gauliene. Ir Jonu Matusa. Taip. Ir šios dienos temą rengiu aš. Iš karto nieko nelaukęs griebiu jauti už ragų ir noriu pristatyti temą, kuri vadinasi labai skambiai – turinio DNR. Oho. Ir klausimas šios dienos temos yra, kaip viena idėja išgyvena skirtingose platformose. Apie turinį kalbant, ne? Taip, nes tugi tokia komunikacijos specialistė ir kūrybiškumas ir turinys čia yra visiškai, o aš galvoju, dabar čia aš tik uždavinėsiu klausimus, o Milda man atsakinės ir viskas bus ir trauksiu iš bambos pūkus ir sakysiu arklys. Gerai, važiuojam. Čia beje iš knygos 99 frankai. Aha. Taip, tai šiandieninėme informacijos pasaulyje, ar ne, kur yra didžiulis rautas, didžiulė lavina informacijos, mes turime jos labai daug ir įvairios. Taip. Ir didžiausia, aš sakyčiau, šiuolaikinio kūrėjo nuodėmė, tam tikra prasme yra copy-paste. Ar ne, kopijuojam Taip. ir įkeliam, įterpiam, ar ne, ir tokiu mentalitetu naudodamiesi, žiūrint į komunikacijos pasaulį, į kūrybinės agentūras, į kuriamą turinį ir klausimas yra, bet tai jau ta idėja 100 kartų matyta, kaip jiem, dar čia, kaip jiem negėda kopijuoti, kaip dar tą idėją, tai jau tiek kartų perdirbta, pervirškinta ir kaip jie čia gali. Tai jau gimė, jau čia 100 kartą buvo tinklaraštyje kažkokiame parašyta, po to buvo filme, po to animacinėme, po to kažkoks tai vidinis juokas atsirado ir ta idėja socialiniuose tinkluose pagyveno, po to vėl persikėlė kažkokią tai knygą, romaną, detektyvą, serialą ir ten televizijos laidą, tinklalaidės temą ir taip toliau ir kiek ta idėja. Ir aš jau keliu ranką. Kada mes ją nužudysim? Taip. Aš jau čia keliu ranką, bet čia kaip ir sakai, kartojam, vyniojam tą pačią idėją per skirtingas platformas, per skirtingus kontekstus, bet mes tuo pačiu ją, kaip čia, vis priauginam naujais kokiais nors atributais, ne? Visą laiką suteikiam jai kokį nors naują atspalvį, duodam jai naują kokį nors prieskonį, turim naują situaciją arba paimam ir transformuojam truputėlį dalį ir jau gimsta tam tikros naujos jungtis. Aš tai visada matau iš taip, skaitom tą patį lygtai, bet viena vertus mes būnam kartais vienoj situacijai, vienoj nuotaikai ir vienai priimam tą kontekstą ir tą tekstą, ne? O kita vertus, kitu metu mes visiškai tai kartais naujai pasižiūrim ir galvojam, apie šitą temą girdėjau, jau klausiau, bet dabar man visai kitaip tai nuskambėjo. Kaip manai tokios situacijos? Gal dar patikslinsiu truputėlį savo kaip aš įsivaizduoju mūsų šios dienos temą, kad ją truputėlį sukonkretinti, tai įsivaizduokim, kokį nors Mr. Beast, ar ne? YouTube video. Taip. Jisai turi kokį nors didžiulį savo išsikelia iššūkį, turi didžiulius biudžetus, ten gali ir milijoną kokį dolerių išleisti tam vienam YouTube įrašui, kartais ir daugiau. Ir yra vienoks tavo žiūrėjimas, kaip tu žiūri YouTube įrašą, kurio trukmė yra 26 minutės. Tada tą patį turinį tu turi tik toką sutraukti iki 10-15 sekundžių. Jau tu atsirenki svarbiausius elementus iš to. Ten galbūt kažkokie tai yra tokie hukai vadinami, kabliukai arba cliffhangeriai, kur tave palieka su neatsakytų klausimų. Vėlgi tada pasiimu kažkokį tai Facebooko, kas jau aišku niekas nebesirinktų, sakytų, ką tu čia nusišneiki kokį nors statinį postą, kuris turi būti irgi labai įtaigus, ar ne, kokia nors situacija, kažkoks tai stop kadras parinktas, vėl visai kitoks, tada pasiimkime X, ar nebuvusi, nežinau, čia kai mes dar metų kartosim Twitterį, čia kaip Circle K vadiname statoilų, pasimame mes X-ą ir tenai tada galime parašyti kažkokią tokį irgi tekstinį turinį, vėl apie tą patį ir ta idėja vėl kitaip transformuojasi ir tam tikrų triukšmų atsiranda perskaitomų arba, nesupratimų, kaip dar tą tu supranti. Aš tai dar matau, žinai, kad skirtingo tipažo žmonės ir amžiaus ir įvairių socialinių sluoksnių dar naudoja kitus tinklus. Tai kaip sakai, buvo YouTube turinys, paskui jisai X kanale ar TikTok ir panašiai.
Tai ne visus, tarkim, gal aš ne visus kanalus seku ir nesikartos man ta informacija, bet skirtingi žmonės seka skirtingus kanalus ir juos pasiekia tas srautas. Tai aš dar iš šitos pusės matau, kad, žinai, negalim užbombint per visus kanalus ir galvot, kad jau tikrai jau mes kaip spamų tapsim, žinai, nes ne visi žmonės visus kanalus seka ir pastebi. Ir tam apskritai informacijos sraute, kaip ir dabar iš komunikacijos pusės mes kalbam, kad turim kartot tą pačią žinutę, todėl kad jį pasimeta tam visam informacijos triukšme. Tai jeigu mes nekartojam jos, jeigu nenorim ištransliuoti, tai mes tiesiog prapulsim tam visam liūne. Na, aš čia irgi dar tokių mokslinio pagrindimo ieškojau, tai Marshallą McLuhaną radau, bet man jau nuo jo bloga, nes nuo studijų metų, tai aš net tiesiog paminėsiu, bet net nesakysiu jau, nes yra nusibodė, bet yra Henry Jenkinsas, kuris pasakęs, kad vėlgi kalba eina apie transmedijos naratyvą arba transmedia storytellingas. Ar ne? Tai pats principas, kuris iš esmės suformavo tokį dalyką, kad, istorija pasakoma iš esmės ne per vieną, o per daugybę platformų, kurių kiekviena atskleidžia labai unikalų, tos istorijos vienokį ir kitokį aspektą. Ir netgi žiūrint, paimkime, kad ir kokios nors, tarkime, viduramžius arba tą pačią Romos imperiją. Ar ne, tai galima buvo tenai koks nors, jeigu ten viduramžiai koks nors klaunas galėjo ar ne karaliui pasijuokti tą istoriją, bardas galėjo tą patį sudainuoti, teatras buvo. Ar ne, galėjo būti lėlių teatras, kuris pašiepia, galėjo būti tas vadinamas tie pletkai, gosipas kažkoks, kur ta pati irgi informacija transformuojasi. Taip, kažkas užrašyta, ar ne, kažkokie pasakojimai ir taip toliau. Ir labai įdomu, kaip ta pati istorija, jinai gali labai mutuoti, keistis nuo pačios platformos. Ir klausimas, kokią dabar tą platformą reikėtų pasirinkti. Viena labiausiai užknisančių frazių, kurią aš girdžiu diena iš dienos, tai nori kažką, kad būti matomas, tai eik į TikToką. Čia jau mirė šitas reikalas. Žiūrint, ko tau reikia, tai ten čia kaip memų kapinės. Taip. Bet man visas tas kanalų, ką kalbi, toksai truputėlį primena tą žodinės komunikacijos iš lūpų į lūpų perpasakojimą, kai mes, žinai, papasakoji vienam istoriją, tada kitas perpasakodamas trečiam žmogui dar truputėlį nuo savęs prideda arba ką nors patobulina ir tai tampa ta istorija truputėlį kartais ir išsikreipia ir jau pameta tą pirminę netgi mintį arba kontekstą, tai kartais ir tas kanalų panaudojimas labai turi savo tokios įtakos tai istorijos visam pateikimui. Tai nepaslaptis, kad kiekviena platforma vienaip ar kitaip turi savo kalbą, tam tikrą formatą, kuriuo mes kalbame. Algoritmus ir apribojimus. Taip, pavyzdžiui, tas pats TikTokas turi tam tikrą sekundžių kiekį, per kurį tu turi padaryti, nes po to statistiškai tu žinai, kad žmogus jau nežiūrės to video, nes jis yra tiesiog per ilgas, neįtrauklus, nepatraukus, yra irgi kelios sekundės, per kurias tu gali užkabinti ar ne žiūrovai ir viskas. Bet šiaip įdomus paradoksas beje iš TikToko, kad pasirodo dabar parduoda labiau statinis vaizdą TikToke negu video. Tai čia iš tos pardaviminės marketinginės pusės. O jeigu mes bandytumėm būti partizanais ir laužyti, ar tos algoritmus lengva laužyti ar ne, kaip ir tu ką tik pasakei, ar ne tas statinis atsiradimas ar ne. Čia truputėlį su tuo gal susiję, kad atkreipiam dėmesį į tai, kas kita ir neįprasta toj vienoje ar kitoj platformai tampa, ne? Nes jeigu mes įpratę prie didelio greičio, didelio judesio ir staiga kažkas sustoja, tu automatiškai atkreipi dėmesį, kas čia buvo ir užfiksuojam tokį, žinai, tai manau su tuo, bet jeigu vėl visi pradėtų kelt statinius tenai vaizdus, tai vėl tai taptų kaip čia bendru tuo triukšmu ir vėl tada reikėtų ieškoti dar vieno būdo, kaip išsiskirti tenai. Tai žiūrėk, dabar klausimas tau kaip komunikacijos specialistė. Ir ne, sakykim, tu sukūrei kažkokį genialų turinį, turi kažkokią idėją. Parašyti, tarkime, straipsnį, nufilmavai video. Ką daryti toliau, ar ne? Dažniausiai ten kažkokie karpai gabalais, ar nededi visur fragmentus rodai, ten Facebookas, Instagramas, LinkedInas, YouTube'as, TikTokas. Dar naujienlaiškių tokių nepamirškim, dar įvairiausių. Bet ar pastebėjai, kad pavyzdžiui vienur tas turinys, tarkime, suskamba, o kitur tiesiog jisai miršta tam tikrą prasme. Ir šiandien mes iš esmės kalbame apie tokią, didžiausią, sakyčiau, kūrėjų klaidą, su kuria mes susidurėme, tai reiškia mąstymą apie turinį, kaip apie kažkokius tai, konservus, kuriuos galima atidaryti bet kur. Čia, beje, labai tokia kūrybinė gera metodika yra, tai atidarai šprotų konservų dėžutę ir įmesk į laužą.
Dėl ko? O ko čia palauk, bandau. Net nereikia daryti, atsiprašau. Tiesiog įmesk šprotų konservų dėžutę į laužą ir jisai po to sprogsta, išsitaško ir baisi smarvė būna. O čia kodėl kūrybinė metodika dabar? Tai čia man kažkas pasakė, nes apie kūrybiškumą aš nekėjau ir žmogus prie sako, žinau irgi labai gerą kūrybinę metodiką, nes buvom prie laužo. Taip, bet tiesiog tas, kad konservai visur netinka, ar ne, iš esmės. Tai ar yra toksai receptas ir kažkaip atrodo, kaip eini tenai medijų planavimo agentūras ir taip toliau, jie neva tais turi, ar ne, tas pats yra SEO įvairiausios irgi tenai įmonės, kurios užsiima, bet bendro atsakymo tokio nėra. Man tai yra tokia truputėlį iliuzija, kažkoks imitavimas, gal čia nusišnekėsiu, charizmatiškumas tų projektų vadovų ir taip toliau, bet nėra garantijų, kad tai tikrai suveiks, kad tai suskambės. Garantijų tai tikrai nėra, nes mes čia galim prisiklausytų frazių, kad reikia būti autentiškus, sugalvoti kažką tokio wow ir panašiai, bet man labiausiai, ką aš matau, kas veikia, tai nuoseklumas yra komunikacijos. Jeigu mes žinom, ką mes transliuojam, žinom, koks tikslas, kurį mes norim pasiekti, žinom tikslinę auditoriją, žinom savo komunikacijos toną, tai nuosekliai tą darydami, truputėlį pavarijuodami, paeksperimentuodami tam tikrose ribose ir pasitikrindami, kas veikia geriau, kas veikia mažiau, nuosekliai tą darom. Ir kažkada, kaip ir iš po dienos, po savaitės, po vieno pranešimo, po vieno įrašo socialiniam tinkle, pro vieno video, mes tikrai nepamatysim to rezultato ir tikrai čia nebent kažkoks netyčia viral pasitaikys atvejais, bet tas nuoseklumas vis tiek galiausiai pradeda atnešti tą rezultatą. Tai dabar jau supykdysi čia krūvą žmonių, kurie turi verslus ir sakys, kas čia ta Milda, kuri čia taip šneka, bet aš gal tau ir pantrinčiau, nes tarkime yra, visiems galbūt daugeliu yra girdėtas, gal kažkam ir konkrečiai žinomas yra, pavyzdžiui, žaidimas The Witcher, tokia franšizė, ar ne? Taip. Tai iš esmės tai yra pats idėjos branduolys, tai yra apie tai, kad tai yra monstrų medžiotojas, kuris, iš esmės gyvena tokiame pilkame pasaulyje ir išlieka jisai visur tas pats. Bet jo knyga, išraiška knygose, tai yra arba vaizdo žaidimuose ir seriale yra radikaliai skirtinga ir iš esmės pritaikyta tai, pavadinkime, to kanalo, tos terpės kalbai, adaptacija padaryta. Ir vėlgi, visai kitokia, arba, pavyzdžiui, tas pats filmas Marsietis, ar ne? Ir ten, kur gal esi mačiusi, kur, žodžiu, astronautas augina bulves Marse. Kažką mačiau. Tai va, aš netgi nesu buvęs ir ten product placementas buvo, ten produktų įdirpimas su laikrodį galėjai nusipirkti tokį pat kaip filme ir ten taip toliau, bet iš esmės tai yra knyga, po to atsiradęs filmas, ir tam tikrą prasme yra adaptuotas kaip yra NASA edukacinis turinys. Tai vėlgi tos idėjos jos kinta, jos keičiasi. Čia visiškai neseniai savaitgalį pasižiūrėjau filmą Kopą, berods 84 metų. Ir mane labai blogąja prasme, supykdė. Tas filmas, aišku, jisai yra senas, jisai yra be galo senas ir technologinė prasme tai buvo tikrai Tuo laiku tai buvo toks labai modernus filmas ir labai toksai klyksmas technologinis, bet iš esmės tu matai, kaip tiesiog kūrybinė komanda, ko gero spaudžiama laiko, bėga per tą knygą, prašoka labai svarbiausius kažkokius etapus, frazes, kažkokius tai laikmečio situacijas, to neparodo, nepavaizduoja. Žinoma, mes dabar tai turime didžiulę prabangą, kada tu gali tą serialą žiūrėti, kokią nors tą pačią knygą, padaryti ne filmą, o kelis sezonus ir tą patį žiūrėti. Ir daug išraiškingiau, daug aiškiau, daug smulkmeniškiau, daug įtraukiau. Čia, man atrodo, net atskira tema apskritai apie knygų ekranizacijas, kur čia, galim dar nuklysti į tolimas lankas. Tai ar turi savo mėgstamą formatą, kuris, kaip sakant, tavo tą turinį, kurį tu kuri asmeniškai pati, jautiesi, kad jisai yra sėkmingiausiai perteikiamas? Aš vis tiek derinu vaizdą su žodžiu. Mano toks būtų. Kad derinu vaizdą ir žodį. Ir tas kartais gali būti toks netikėtas suderinimas, kartais truputėlį, kaip čia, iškelt kažkokį tai
klausimą ar kaip tik rezonuot, ar truputėlį gal net šokiruot taip lengvai, bet man tai toks kol kas bent jau aš iš to, kaip asmeniškai komunikuoju, nekalbu, kad darbiniai srityje. Aš tai sakyčiau irgi, kadangi mūsų vis tiek tokia pagrindinė tema, kaip būtų kiekvienos tinklalaidės yra kūrybiškumas, tai irgi norėčiau mūsų tiek žiūrovų, tiek klausytojų paprašyti atkreipti irgi tas skirtingas platformas dėmesį. Tai kaip pavyzdžiui, ar ne, pasimkim, kas kaip jau sutarėm, ar ne, kad iš esmės kiekviena platforma turi ne tik tai savo, tarkime, tą tikslinę auditoriją, ar ne, kuri žiūri, bet turi tam tikrą kalbą, tam tikrą gramatiką, tam tikrą struktūrą, kaip tie algoritmai veikia. Tai pavyzdžiui, jeigu paimtumėm YouTube'ą, tai iš esmės YouTube'as kalba, naratyvinėmis tokiomis, kaip pasakyti, algoritmais naratyviniais, ten labai svarbus yra pasakojimas. Iš esmės, ir YouTube'as yra vis tiek dedikuotas tokiam ilgesniem formatam. Jeigu mes įmam TikToką, ar ne, arba tokį trumpą visiškai turinį, tai yra labai viskas paremta tokiais kabliukais, hukais vadinamais ir emociniais tam tikrais kažkokiais tai tokiais akcentais arba tam tikrais kirčiais sudėliota. Jeigu įmamės kokį nors, pavyzdžiui, tinklaraštinį ten arba X, tą buvusį Twitterį, ne, tai vėlgi yra labai mylimi aforizmai. Ten irgi kažką tokio pavystyti ir kažkokį, vėlgi, nes jeigu mes sugalvosim mesti kažkokią gilią prasmę į kokią nors TikToką, tai vėlgi atrodytų, kad pasirinkai netinkamą aprangą. Bet gal išskirsim kaip tik ir pritrauksim dėmesio, žinai. Bet vėlgi tada turi būti ta tavo paskyra ir tu turi būti, nuoseklus, ar ne, išlaikyti tą patį dalyką labai ilgai. Bet vėlgi čia tu teisingai sakai, gal ir reikia tą pabandyti padaryti, bet visų pirmiausia, ko gero, reikia žinoti taisyklės, mokėti nuskaityti tą algoritmą, kaip jisai veikia ir galų gale tada jį skaldyti, laužyti ir žinant taisyklės jau tada žinai, kaip tam pasipriešinti. Taip. Be abejo, reikia žinoti kontekstą, kad žinotum, kaip čia elgtis arba nesielgti, arba elgtis tada sąmoningai priešingai. Netgi prisimenu, kaip mes, pavyzdžiui, tinklalaidę irgi galvojame, kokią ją daryti ir kaip reikėtų daryti. Tai kaip buvo neįdomu, kaip paskaičiau, kaip reikėtų daryti tinklalaidę. Tai čia man buvo turbūt irgi iš mano asmeninės patirties, kai paskaičiau vėliau, kaip reikia išleisti stalo žaidimą, kai jau buvau išleidus. Čia labai geras šitas. Tai iš tiesų, kai paskaičiau, kiek žingsnių reikia pereiti ir ką reikia padaryti, aš galvoju, visą laimę, kad aš tai skaičiau jau, kai buvau išleidusi savo kūrybiškumo kortas, nes pamačius tokius kryžiaus kelius, kokius reikia, tikrai būčiau neišleidus. Kodėl taip atrodė sudėtinga viskas? Aš tave nutrauksiu. Teisingumo dėliai klausytojams ir žiūrovam reikia pasakyti, kad Milda visų pirma išleido savo žaidimą pirmą, po to įstojo į žaidimų kūrėjų asociaciją ir gavo taisyklės, instrukcijas, kurias man persiuntė ir pasakė, žiūrėk, kaip baisu čia. Kaip čia sudėtinga, ne tai, kad baisu. Nes sako, taip paskaičius miršta noras iš viso kurti kažką. Taip. Kas ten tokio parašyta? Tai ten tiesiog buvo tiek daug etapų ir tiek sudėtingų kelių nueit, pradedant nuo leidėjo išsirinkimo, pradedant nuo viso formatavimo, nuo įsigilinimo, nuo mechanikų ir aš galvoju, jėga, kad aš šito neskaičiau. Bet ar tai, aš visą laiką galvoju, gal tavęs reikia paklausti, kada mes kalbame apie tas taisyklės, gal kartais, kada tu nežinai tų taisyklių, aišku, čia tikrai ne visose gyvenimo situacijose tai yra čia nerekomenduojama, ne? Nebūtinai ir nepritaikoma galbūt, ar ne, bet kada tu nežinai, gal tada daugiau drąsos yra. Yra, tai čia tas toks gal naivus, tas atsiranda naivus drąsumas, kur jaunatviškas. Taip, maksimalizmas ir panašiai, bet kartais tikrai, man atrodo, protas mum pridėlioja daug tokių barjerų ir nežinodami vienų ar kitų dalykų mes mažiau save įsikalinam ir įsirėminam ir tada atrodo gal tiesiog paprasčiau viską reikia žiūrėti. Dar nepaminėjau ir LinkedIno, ar ne? LinkedIno socialinio tinklo, kur irgi yra ten. Šitas tinklas yra unikalus tuo, kad tenai dažnai vėlgi žmonės neturi tokių netikrų paskyrų, dažniausiai tai yra tavo tikra paskyra, tavo tikras vardas ir pavardė, tikra nuotrauka, netgi CV aprašyta, ką tu veiki. Ir kas įdomiausia, kad irgi tas ir elgesys, elgsena šitame socialinėme tinkle irgi yra kitokia negu kitose tinkluose, nes tu jau nebegali eiti iš kažko tai pasityčioti, pasakyti, kad nusišnykiai, ką čia per šamali ir kam tu tą darai ir tokių keistų dalykų. Tai vėlgi įdomu, kaip yra tam tikra prasme man irgi suvienodėja tie patys
postai, ar ne, įrašai LinkedIno socialinėme tinkle, kaip visi nori pasigirti, kaip nuėjo į kažkokius mokymus, kaip pabuvo konferencijoje, kaip įsidarbino į naują darbą ir kaip mato tame prasme. Tai LinkedInas labai dažnai kaltinamas dėl šitų dalykų, kuriuos paminėjai, bet atsiranda man, tarkim, iš tų, kuriuos seku ir atsirenku, tai tikrai kartais būna labai vertingo turinio, kur jeigu ir nenuėjau į tą renginį, bet žmogus labai gerai tai pateikia koncentruotai pagrindinės mintis, kas ten buvo pakalbėta, tai man tikrai yra vertinga informacija, kur aš galvoju, wow, tikrai pasiėmiau ir neturėdama laiko nueiti į ten vienur ar kitur, nes neįmanoma visur apliekti, pasiimu tokias pagrindinės žinutės, kurios susidarau įspūdį apie tai, kas vyksta rinkoje. Tai ir dabar einame prie tokio pagrindinio klausimo, noriu apibendrinti, ir turim tų socialinių tinklų ir sakysiu, dar kažkokio dar kitokio, ten nepaminėjai ir panašiai. Bet mano klausimas ne tik tai tau, Milda, bet ir žiūrovams, ko gero, yra, kokia yra to autentiškumo kaina. Tai reiškia, kad mes turime formatus, turime, kaip ir sakau, kiekvienas tinklas turi savo kalbą, gramatiką, tai ko reikia, kaip darom. Ar mes, žinodami, kaip vedamas yra algoritmas, kaip jisai veikia, ar mes nepaaukosime savo idėjos vietoj to, kad tas mūsų trikampis netelpa į tą apskritimo, žodžiu, skylutę, arba ten kvadrato kokio nors neišpjova, kur tu negali dėti. Ar kiek tu savęs neišduodi, kiek tu neparduodi, ar ne savo tos idėjos, vardant to, kad tu supranti, kad tu jos negali pateikti taip, kaip nori, nes reikia tai visai kitaip pateikti. Čia paradoksas, kad užsiminėjai apie tą autentiškumą ir apie LinkedIną, tai nežinau, gal skaitai, bet mano paskutinis įrašas LinkedIn'e buvo apie autentiškumą ir kad labiausiai, kaip čia pervertintas ir nuvalkiotas komunikacijų yra būtent tas autentiškumas ir nereikia jo išsikelt kaip KPI-so. Tai man atrodo, kuo ten kartais labiau galvojam, kaip čia įtilpti su tuo kvadratu į trikampį arba į kokią kitą figūrą, tai tuo labiau save nusiniveliuojam. Tai. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Taip pat gali mus paremti Contribui platformoje. Gal apibendrinant, ką norėčiau ir pasakyti, kad reikėtų galvoti ne tik apie tą vadinamą architektūrą, ar ne, kaip veikia socialiniai tinklai, ką reikia, pabrėšiu, ar ne, reikia įdėti, bet galbūt tai, ką tu nori įdėti ir galvoti apie iš esmės tą idėjos auginimą, kaip tu gali padaryti, galbūt tas išskirtinumas gali būti visai kitoks. Ir gal neatsitiks tai po vieno įrašo, po 2 video arba po 5, bet tai atsitiks vėliau ir gal paskui, nežinau, tapsit kažkokie kaip tik naujos srovės nešėjais. Taip, nes būtent sėkmingas kūrėjas tai nėra tos fabriko darbininkas, kuris stovi prie konvejerio ir kepa tos pačius vienodus, tinkančius, lygiai greičius kitiem pasisakymam, kitiem postam, ar ne, ir kitiem įrašam, ar ten video, kokie jie bebūtų, ar grafiniai ir taip toliau, ar kokia nors, bet kad tai būtų vėlgi mūsų išskirtinumas, taip, kad nebijokime to išskirtinumo. Taip. Tai dabar judėkime prie kūrybinių metodikų ir aš šiandien norėčiau pristatyti, tokią kūrybinę metodiką, kuri vadinasi idėjos prizmė. Tai šiaip visai įdomi metodika, nes pats metodas padeda kažkokią tai turi vieną centrinę idėją ir jisai realiai padeda tą pačią esmę, ar ne, sąmoningai praleisti per skirtingus filtrus arba leisti paliesti per skirtingas prizmes, pamatyti kitoje šviesoje, kaip tai atrodytų tavo tą idėją. Ir ją pabandyti išskaidyti į kitokias dar idėjas arba į kitokias galimybės, ką galime būtent iš viso to gauti. Tai ką kvieščiau mūsų žiūrovus padaryti, tai vietoje klausimo, kaip mano, tarkime, turinį pritaikyti kitur, siejant būtent ar ne su mūsų šios dienos tema, reikėtų klausti savęs, per kokias skirtingas prizmes arba filtrus, ar ne, tam tikras briaunas, kampus galiu pažvelgti į savo tą pagrindinę idėją. Arba net apie kanalus galvojant, ne? Ir ne tik taip, bet dabar dar, kad būtų šiek tiek lengviau, tai galima pagalvoti būtent apie tą būtent idėjos, tą esmę pagalvoti. Pavyzdžiui, pabandykite suformuluoti savo idėją vienu aiškiu įsimenančiu sakiniu.
Čia yra labai dažnai naudojama kino industrijoje, ten naudojami dažniausiai 2 sakiniai. Ar gali papasakoti, apie ką yra tavo filmas 2 sakiniais? Jeigu ne, galbūt tavo filmas yra per sudėtingas. Čia dažniausiai būna sunkiausia dalis vienu sakiniu nusakyti. Tai čia bet vienu sakiniu, ne, tai va tas gali padėti. Antras dalykas, pavyzdžiui, galėtumėte išsirinkti 4-5 skirtingus kažkokius tai vat kampus, ar ne, ir kuriais galėtumėte tą savo idėją pabandyti, irgi kitaip pateikti. Pavyzdžiui, pagalvoti, jeigu tai ta idėja, kurią jūs turite, kaip jūs ją pateiktumėte kaip savo patirtį. Arba kažkokią tai kaip asmeninį istoriją. Kaip papasakotum, ar ne? Ten, nežinau, pardavinėjai tvoras ir dabar kaip tau pasakyti. Ar ne? Ten, ar apie tą. Kitas dalykas, kaip tu apie tai pakalbėtum moksliškai. Kaip tu arba istoriniu pagrindimu. Tai irgi apie tas pačias tvoras tu gali kalbėti nuo antikos laikų. Kinų didžioji siena. Taip, tai irgi tokia tvora, ar ne? Todėl vėlgi praktinis pritaikymas. Kaip galima, mano tą idėją, visiems pateikti, kad ją galima pritaikyti praktiškai. Arba, pavyzdžiui, provokuojantis klausimas. Ar ne? Tai vėlgi yra toksai, tas kitas kampas, kitas filtras, arba kokie nors projektai užkulsius. Ar ne, kaip mes tai darome. Vėlgi yra labai įdomu, nes yra irgi tasai britiškas pasakymas from private to public, ar ne, iš privačių į viešumą, kada išeina, visą laiką labai įdomu tenai įlysti tą skalbinių dėžę, ar ten tą maišą kažkokį tai. Tai va, ir galų gale vėlgi tą kiekvieną mes briauną, mes galime tą filtrą arba tą kampą pasiėmę, vėlgi susigalvoti ten 1-2 kažkokias tai modifikacijas padaryti ir vėl žiūrėti, kas iš to gaunasi. Ir galų gale, prie ko tai gali mus privesti, kad mes galime sukurti tam tikrą, tokį aš tai vadinu moodboardu, bet galbūt lietuviškai taisyklingiau tai galėtume sakyti tokį kaip turinio arba idėjų turinio žemėlapį, kur galėtumėm daug apsirašyti ir daug susigalvoti. Ar ne? Ir galų galėjau pats paskutinis žingsnis, tai galėtų būti susikurti kažkokią tam tikrą savo, tos idėjos, sakykime, kažkokią ekosistemą ir galbūt bandyti jau sugrupuoti tam tikras dalis, kurias mes gavome ir žiūrėti, kas kur tinka, kokiam formate ir gal netgi tai tikrai, kaip ir tu sakei, išsiskirtų iš viso to didžiulio srauto. Oho, čia net sakyčiau metodikoje netgi kai kurios nuskambėjo. Labai gerai, reikia išbandyti tikrai. Net su pašnekovu galima iš šitą leistis, oponentų kokį nors įsirinko. Puikiai. Mano tai metodika tokia šį kartą paprasta iš gyvenimo, tokia metodika vadinasi nusipirkit užrašų knygutę. Ir gražią. Taip, gražią, svarbu, kompaktišką galit, arba nežinau, kas ten kokį turit pomėgį. Ir ne tik, kad nusipirk, čia turiu omeny, kad turėt kaip turėjimą, bet nešiotis tą knygutę ir panaudoti ją, kartais tiesiog užsimanot panaršyti telefone, o vietoj to išsitraukit užrašų knygutę ir papeckeliot, užsirašyti kokią mintį, matytą frazę nugirstą, arba kokį nors užrašą mieste, arba kad ir nuo plakato, arba nuo parduotuvės pavadinimo ir tiesiog rašytis dalykus, mintis, piešaliot ir iš to paskui jau viena tai, kad rašymas ranka apskritai jungia kitas smegenų jungtis ir atsiranda nauji veiksmai, tam tikrai įtakos turi ir kita vertus, kad leisit savo truputėlį kitoje erdvėje pabūti ir paskui įdomių dalykų galima atrasti. Nes rašymas irgi yra puikiai kūrybinė metodika. Taip, tai tiesiog tokia, nusipirkite knygutę. Puiku. Čia priminė man, klausiu, ar Barberis mane galėtų užregistruoti sausiui. Sako, negaliu. Sako, aš pradėjau juokti, sakau, žinau kodėl. Nes dar kalendorius nenusipirkai, sakau, tu senamaditų. Nepriimu užsakymų, nes neturi knygelės. Tai kai kurie dar žodžių neperėję į tą skaitmenizacijos. Taip, reikia jam su katinukais kokią nupirkti. Tai tau idėja irgi. Gerai. Ačiū visiems, kurie šiandien mūsų klausėtės, kurie leidžiatės į kūrybinius klaidžiojimus ir prie mikrofono šį kartą vėl buvo Augustinas Balaišis. Ačiū už temą. Milda Gaulienė. Ir Jonas Matusa. Ir kviečiame visus pavaišinti mus kava Contribui platformoje. Ačiū, iškart sakom ir einam gert kavos. Arbatos kol kas. Gerai, ate visiems. Iki. Iki. Kūrybotyra.